Tai pati projekto idėja tai turbūt kilo iš poreikio. Iš poreikio gyventojam, poreikio bendruomeniai, nes pati Šlienava iš mūsų visos seniūnijos esančių kaimų yra pati dažniausiai apgyvendinta teritorija ir mes tokių kaip viešų erdvių, kaip kitos, tarkim, seniūnijos parkų, centrinių aikščių neturim. Tai labai buvo didelis noras teritoriją, kuri yra jau netokia maža, virš 2 hektarų, išnaudot aplink mokyklą. Tai sužinojus apie jų sutvarkymas ir infrastruktūros įrengimas, sugalvojome su gyventojais padaryti bendrą susitikimą, kuriame dalyvavo ir mokyklos atstovai, mokyklos mokinių tėvai, seniūnija, seniūnaitijų seniūnaičiai, šiaip aktyvūs gyventojai ir diskusijų metu išgvildenome, kaip mes kiekvienas įsivaizduojame tos teritorijos sutvarkymą, ko galbūt mums labiausiai norisi, ko trūksta. Na ir taip gimė mūsų pati projekto idėja, kuri dabar yra įgyvendinta ir visa teritorija esanti aplink mokyklą yra įveiklinta ir pritaikyta ne tik mokyklos mokiniams, bet ir įvairaus amžiaus grupių gyventojams. Tai ten randa veiklos atėję ir senjorai, ir mokinių tėvai, ir gyventojai, kurie domisi ir propaguoja fizinį aktyvumą, ir patys mokyklos mokiniai. Tai ir idėjos, aišku, dažnu atveju lieka idėjomis, bet labai norime padėkoti visos bendruomenės vardu savivaldybei, kuri išgirdo mūsų norus, mus palaikė ir visos mūsų mintis, kurias turėjome galvoje, šiai dienai virto realybę.